Mielieji, dauguma dar vis net nesupranta, kas vyksta, kodėl vyksta tokia separacija, kodėl tokie dalykai vyksta, kaip separacija, kaip blokų pakelimas. Žinote, kad į Žemę ateina labai aukšto dažnio energijos ir viskas, kas yra blokose, viskas, kas yra užspausta, viskas turi pakilti, įsilygyti, turi išeiti. Lygiai tas pats yra ir porose, bet irsta, separuojasi šeimos, irsta porų santykiai. Kodėl taip vyksta? Tai yra visi tie dalykai, visi tie prisirišimai, kurie buvo laikomi tuose porose, visa ta disharmonija, jinai turi pakilti, jinai turi įsilyginti. Ir jeigu porose yra labai didelis prisirišimas, tai tiesiog tie patogūs santykiai, tai jie yra nepapildantis vienas kito, nepapildantis būtent širdies zonos, o tai dauguma porų gyvena vien tik tai iš dėl patogumo. Taigi visa tai turi pakilti ir tiesiog išeiti į kitą lygį. Kiekvienas žmogus turi eiti į save, į savo vidų, susijungti su savo širdimi, įsiklausyti į save, išjausti save, eiti per pajautimą. O jeigu to porose nėra, jeigu vienas ir kitas negyvena pagal pajautimą, negyvena pagal savo širdies zoną, o gyvena tik tai pagal pripratimą, pagal panaudą, nes kiekvienas ir kitam yra patogu taip gyventi, visas tas dalykas turės iširti vienaip ar kitaip, nes aukšto dažnio energijos viskas turi pakilti ir viskas išyra būtent tokiame fone. Taigi ir poras lygiai taip pat irgi skiriasi ir jiem tiesiog kiekvienas turi atsigręžti į save, į savo širdį, į savo pajautimą, susisiekti su savo aukščiausiu aš. Tai yra būtent tas laikas, būtent dabar, ką mes turime tą padaryti, nes vėliau bus kitas laikas, vėliau vystysis jūsų gabumai, jūsų sugebėjimai, o dabar yra tas laikas, kada mes turime susijungti su savimi. Ir tik tai susijungiant su savimi, jeigu partneris jisai yra irgi taip pat jungiasi, jeigu jūs papildote vienas kitą, jeigu jūs papildote vienas kitą širdies zoną, tai tikrai bus gražus santykiai, bet jeigu to papildymo nėra, energetinio papildymo nėra, tai tų santykių nebus, jie turės iširti, nes visi tie prisirišimai, kurie yra, turi iškilti į paviršių, o prisirišimų kiekvienas mes turime daug. Taigi ir santykiai lygiai taip pat jie pakyla. Taigi vyksta įrimas ir porų separacija. Ir tai yra natūralu šiuose energijose. Ir paskui, kai kiekvienas susijungia su savimi, kai kiekvienas atranda save, kiekvienas savo lauke būna, išjaučia save. Ir kai eina pagal pajautimą, jisai būtinai suras tą kitą partnerį, kuris bus lygiai toks pat kaip ir jisai, kuris vibraciškai atitiks jį. Nes viskas bus pagal vibracijas, pagal jūsų vibracijas, pagal jūsų išjautimą, pagal jūsų širdies vibracijas turi eiti. Taigi visi tie dalykai, porų santykiai turės pakilti į naują lygį, į naują santykių lygį. Tai todėl vyksta dabar tas atsiskyrimas, masinis atsiskyrimas. Moterims tai yra paprasčiau susijungti su savimi, nes kadangi moteris yra aplamai jautrios, jos jautresnės, jos išjaučia, jos į taip eina išjautimo kelių. O vyrams tai yra sunkiau. Vyrai tik tai per vienatvę ir tik tai per vienatvę gali susijungti su savimi, išjausti save. Jam reikia vienumos, jam reikia tos tylumos, tos ramios zonos. Ir tik tai tada vyras pradeda galvoti, pradeda mąstyti ir tik tai tada jisai gali eiti link savęs, link savo širdies, link pajautimo. O moterim, aišku, tas yra prigimtyje, moteris išjaučia, bet ir tai moteris, jeigu santykiuose yra prisirišimai, viskas turės iširti. Taigi tiek moterų lygyje, tiek vyriškos srities lygyje, viskas turės iširti. Tas, kas nevibruoja meilės dažnių, tas, pas ką nėra papildymo šioje srityje, būtent širdies srityje. Tai visas tas turės iširti. Tai vadinasi naujo amžiaus lygis, naujo amžiaus santykiai, naujo amžiaus išjautimai. Ir pagal tuos išjautimus, būtent poros jungsis vienas su kitu pagal šios išjautimus. Tai tiesiog
supraskite tai, žiūrėkite, kaip yra, kaip susisiekti su savo širdimi, su savo širdies zona, išjauskite ją, gyvenkite pagal pajautimą ir pagal išjautimą, pagal širdies zoną. Ir viskas tikrai susiklostys pačiu geriausiu būdu.